Užduotis lyg ir nesudėtinga, bet įdomi. Daug visokių super kortų ir ant stalo, ir rankose. Tai ir stebėti, ir žaisti yra įdomu. Aišku, ne visada tos super kortos sužaidžius, tai kad ir šiame pavyzdėlyje nedidelėme. Huntana, būtų įdomu sužinoti tavo nuomonę, ar visgi šita dvikova yra lygiavertė, ar Neferianas visgi turi pranašumą. Čia bandėme išspręsti šį klausimą, bet nepavyko kol kas. Vėl 4 turnai. Vilioja boosteris, bet kol kas nepavyksta mane nugramdyti. Jo, pirmas brawlas buvo toks pats, kartojasi užduotis, čia irgi buvo nusivylusių, štai Quanta Lion labai nusivylę, išvydęs užduotį sakė, blemba kartojasi, ką nieko naujo nesugalvoja. O, gavom ir mes Neferianą. Šį kartą. Like hell you will. I am the master here. Work is paramount. Leave me alone. My work is paramount. Leave me alone. Stop distracting me. Huntana Altulus ir jau pasiėmė spekus, ką iš spekų išsitraukėt įdomu. Žinau, kad Altulus gali pasigirti neeilinę sėkmę, kalbant apie traukimus iš kortų iš Brawlų peko. Šitaip va ir va kaip. Staigmenėlė. Gerai, nesitrauksiu spėlą visgi šį kartą. Hear your heart beating.
Pablokuosim truputėlį Ragnaroso kortų žaidimą, pažiūrėsim, kaip jisai tai sureaguos. Kol kas pirmaujame bordų ir bodžio būklę. Agresyviai nusprendė gintis Ragnarosas. You cannot hide. You cannot hide. Šitaip varva kaip. Quantalion gal nori pasigirti, ką išsitraukė iš šios savaitės Brawl Packo, kurį gavo taip nesunkiai. Nes prisiregistravus į Brawlą, jo oponentas pasidavė, nusprendęs, kad Ragnarosas nelabai turi galimybių laimėti prieš Neferianą. No, I will not. Behold the true power of Pildodas to kolekciją, nepamenu tų jau. Supratau gerai ir kiek jau prikaupęs, pasigirk, nebūk. Pastarį kartą, lygtais, kai žaidėme mes su Quantalion, tai mačiau pasitam buvo apie 11 000 dasto. Ar kažkaip labai panašiai. Nekokie spelai rankoje. Alsalus štai irgi pasipiktinę šios savaitės Brawl užduotimi. O čia panašu į tai, kad nelabai pavyks mums pergalę išbezdėti ir šioje partijoje. Deja, bet... O gal... Ginasi visai kaip, neleidžia ant bordo pasilikti dalykų. Nieko tas dėja nekeičia ir tenka pripažinti, kad Ragnarosas ir šį kartą, nes trientus išsitraukiau tik tai nesenai. Jo, kodėl nenaudojau, nežinau. Stringu aš su Brawlu šią savaitę, panašu, kad... Teks bandyti dar sykį. Jo, teks bandyti dar kartą. Penktoji partija.
penktas kartas, ne 6. Ir vis nepavyksta man pramušti Braulo. Ragnarosas. Versus Neferian! Vėl 3 kartas su Ragnarosu. Ir taip įtariu, kad šį kartą vėl viskas baigsis 4 turnų. Kažkaip taip iki šiol vyko. I wield the power of Black. Taste the flames of Soldier. Dragon Hatcher. Sense Demon. Nereikėtų siužeto vingis. Drįstu abejoti, ar išgyvens High-Justice Grimstone'as iki turno pradžios sekančio mano, bet bus matyt. Taste the flames of Soldier. Electron powered up. Electron Power Up. Tu man pažiūrėk, kad rankoje turėjai laimėti ruošiesi, rekomenduoja Quantalion. Ačiū už patarimą. Ačiū. Bandysiu. Aha. You dare challenge the daughter of death? Tyla. Gera byla.
Ir fireballas. Aukštą. Ne, crossbow. Fireballo nėra šį kartą. Viskas turbūt, kad... Penki nulis. Panašu, kad šią savaitę man nepasiekiamas yra pekas. Dar sikelį, dar vienas bandymas, dar vienas šūvis. Žiūrėsim. 5 kartus bandžiau pasiimti pakuotę, boosterį Hearthstone'o, 5 kartus neišėjo. Dabar belieka tikėtis, kad kai galų galiai ją išgramdysiu, tai kris tenais kokia nors nerealios kortos, nereali kortų kombinacija. Neferianas. The Chromatic Drake'ai ir Blackhandas. Ryšiasi pasilikti ranką. Ilga naktis bus, juokėsi Quantalionas. Nemanau taip. Tikiuosi bent jau, kad neprireiks visos nakties. Jo žaisiu ir transliuosiu, kol laimėsiu, kad pažiūrėtume, kas yra tam stebuklingam ir taip sunkiai gaunamam peke, booster peke. Labai įdomu man dabar jau darosi, kas ten tokio. Kas do stebuklai? Šitaip va ir va kaip. Kill it with fire! Va, kokių baisybių čia prisileido. Kolega. My work is paramount. Leave me alone. Žiūrėsime iš tikro. Sveikinam Autalus, o kuris konstatuoja faktą, neišdrįsau sakyti, giriasi, kad šiandien 12 vinsų paėmė, 2 pekus davė ir labai nemenkai goldo, puikus rezultatas, 12-0 buvo, ar kaip. Bet gerai, sveikinam, daugiau tokių, aišku, turėčiau pasakyti screenshot or it doesn't happen. Gerai, žiūrim taip pradžiai. Gyvirtotėms plus 2 health, štai labai naudingas spelą įsitraukiu. Daug vertės jame. Okay. Vikaras tai rašo, kaip matote man, kad tikisi mano pergalės, nes taip pat nori pasiimti peką. You cannot hide.
Gerai. Užsipildė štai taip bordą mūsų varžovas. Gal ir nėra blogai, nėra gal prastas. Tyli, neapsisprendžia, kaip dabar žaisti mūsų varžovas. Irgi turbūt labai nori pergalės. Behold, the true power of Nefarian! Burns away! Taip pat panašu, kad problemų turi mūsų su ryšiu galbūt, su internetu. Nepulsiu skūstis ir gailėti varžovo. Baigėsi ėjimas. Sekretuką šiokį tokį gavome. Prisivedam čia visus, kas įmanoma, kas neįmanoma. Ir panašu, kad ne visai sąžiningai galbūt, bet galų gale nugramdėm šios savaitės pakuotę. Nuobodu pasidarė priešininkui, nusprendė jisai pasitraukti. Ir štai, pakuotė uždirbta, dabar... Vyras pasiduok. Per vėlai Quanta Lion, dėja, vėlokai gavau patarimą, nors gal ir neblogas patarimas buvo. Ir štai toksai prizas už šitą ilgesnę, nei norėjosi, žaidimo sesija. Epikas yra ir viskas. Icelandsas, Inner Fires, Mark of Nature, Void Terroras ir Spell Benderis. Netgi Spellbenderio neturėjau, va, puiku, kortų kolekcija papildyta, užduotis įvykdyta. Ačiū visiems, kas žiūrėjo. Primenu, kad artimiausia transliacija jau ateinantį sekmadienį, kurios metu supažindinsiu jūs su Coil Gaming įkūrėjų, atradėjų ir vadovų Robertu. Galėsite uždavinėti jam klausimus, jisai tikiu, kad pasidalins artimiausiais ir ne tik artimiausiais planais, kas vyks po to, kai pasibaigs Lietuvos Hearthstone lyga, ko galima tikėtis ir dar daug visokių kitokių dalykų sužinosite ateinantį sekmadienį. Taip pat galėsite įvertinti, kaip Coil Gaming įkūrėjai seksis žaisti arenoje ir kiek gilus jo įgūdžiai prie Hearthstone arenos stalų. O kol kas sakau ačiū, kas žiūrėjot ir iki pasimatymo.